Kiek sprendimų per dieną priima sėkmingas vyras ar moteris? Verslas, pinigai, investicijos, komanda, šeima. Sprendimai nuo ryto iki vakaro. Ir štai tiesa, kurios niekas nenori girdėti. Tavo smegenų resursas nėra begalinis. Kiekvienas sprendimas kainuoja energiją. Kiekvienas dar pagalvosiu silpnina fokusą. Kai tu bandai vartoti alkoholį saikingai, tu savanoriškai įsitrauki į papildomą vidinį triukšmą. Tu manai, kad saikas tai balansas. Bet realybėje saikas yra nuolatinės dėrybos su savimi. Ne dėl vienos taurės. Dėl kontrolės. Ar šiandien galiu? O gal reikės vairuoti? Kiek galiu išgerti, kad nebūtų per daug? Ir tai vyksta fone. Tuo metu, kai tavo galva turėtų spręsti svarbius dalykus. Aš tai žinau, nes pats esu per tai praėjęs. Tas vidinis dialogas yra neišjungiamas. Jei šiandien išgersiu, gal rytoj sportas atkris. Jei neišgersiu, tai kaip atrodysiu. O jei išgersiu, vėl jausiu kaltę. Ir čia esminė vieta, nes tai vargina labiau nei pats alkoholis. Nes tu nesiilsi, tu nuolat save stebi. O žmogus, kuris nori augti, negali sau leisti gyventi su nuolat įjungta vidinė kontrolė. Pažiūrėkime į tai labai paprastai. Mūsų smegenyse yra dvi pagrindinės jėgos. Viena tai kaktinės sritis, aš ją vadinu generaliniu direktoriumi. Jie atsakinga už logiką, planavimą, valią ir sprendimus. O kita limbinė sistema. Aš ją vadinu žvėrimi. Ir ji nori vieno dalyko – dopamino. Ir dabar. Kol tu blaivus, generalinis direktorius dar dirba. Jis sako, užteks, rytoj sportas, dabar neapsimoka. Bet čia atsiranda esminė problema, apie kurią niekas nekalba. Pirmas alkoholio gurkšnis laikinai atleidžia generalinį direktorių. Ir tai reiškia štai ką. Tu bandai kontroliuoti būtent tuo momentu, kai cheminė medžiaga išjungia tavo kontrolės mechanizmą. Ir tai ne charakterio trūkumas. Tai ne valios stoka. Tai biologija. Čia tas pats, kas sakyti, aš valdysiu automobilį tada, kai pats išjungiu stabdžius. Bandyti išgerti tik vieną taurę, kai alkoholis jau tapęs problema, yra tas pats, kas bandyti vesti alkaną tigrą su pavadėliu per mėsos skyrių. Taip, tu gali tai padaryti. Bet tai pareikalaus 100% tavo dėmesio, 100% tavo energijos ir nuolatinės įtampos. Klausimas near įmanoma. Klausimas kam? Kam taip daryti? Ar nepaprasčiau palikti tigrą narve? Ir čia labai svarbu suprasti, kad kai tu atsisakai vienos taurės žaidimo, tu nepralaimi. Tu atlaisvini savo protą. Tu sutaupai energiją. Tu nebevedi vidinių dėrybų. O žmogui, kuris nori augti, aiškumas yra visada stipresnis už saiką. O dabar trumpai, be emocijų. Tik matematika. Pažiūrėkime, kaip atrodo saikingo vartotojo savaitė. Reikia planuoti, kada galiu, kiek, su kuo. Ar rytoj sportas. O jeigu bus gimtadienis. Įvairiausios taisyklės, išimtis, vidinės dėrybos. Ir jeigu taisyklės sulaužai, atsiranda kaltė. Savęs graužimas. Bandymas atsigriebti kitą dieną. Tai ne viena problema. Tai jau 100 mikro sprendimų. O dabar palyginkime su laisva žmogaus savaitė. Ji nereikalauja. Ji tik reikalauja vieno sprendimo. Aš negeriu. Ir viskas. Nereikia planuoti, nereikia skaičiuoti, nereikia aiškintis. Tu ne kiekvieną dieną sprendi, nes tu jau nusprendei. Dabar įsivaizduok štai ką. Tavo galva tai lyg kompiuteris. Kiek RAM atminties atsirastų, jeigu ištrintum failą alkoholio vadyba? Kiek fokuso galėtum skirti verslui, kūrybai, šeimai, sau?
Ir čia svarbiausia frazė, kurią noriu, kad išgirstum. Blaivybė nėra apribojimas. Blaivybė yra laisvė nuo nuolatinio galvojimo apie alkoholį. Tai ne apie atsisakymą, tai apie aiškumą, o aiškumas visada laimi prieš kompromisus. Ir šitoje vietoje dažniausiai girdžiu vieną klausimą. Bet Evaldai, aš juk geriu, kad atsipalaiduočiau. Jo, skamba logiškai. Ir aš pats taip galvojau. O dabar pasakysiu tau tiesą, kuri daugam nepatinka. Saikas neleidžia atsipalaiduoti. Kai tu geri saikingai, tu neatsipalaiduoji. Tu nuolat save stebi. Ar ne per daug jau išgėriau? Ar nekalbu kažkokių nesąmonių? Gal reikia jau sustoti? Ar dar vieną išgerti ar ne? Tai nėra poilsis. Tai darbas. Tu sėdi su bokalu rankoje, bet galvoje įjungtas kontrolės pultas. Tikras atsipalaidavimas prasideda ne tada, kai kažką išgeri, o tada, kai nebereikia nieko kontroliuoti. Kai nustoji vartoti alkoholį, tavo dopamino sistema pradeda atsistatyti. Taip, tam reikia laiko. Dažniausiai apie 3-4 savaitės. Ir tada įvyksta tai, ko žmonės nesitikė. Tu pradedi jausti ramybę, be stimuliantų, be pabėgimo, be atlygio. Paprasti dalykai vėl tampa malonus. Rytas, judėjimas, pasivaikščiojimas, pokalbis, tyla. Ne euforija, o vidinė ramybė. Ir štai esmė. Alkoholis nežadina atsipalaidavimo. Jis tik atitolina susidūrimą su savimi. O tikra ramybė visada atsiranda ten, kur nebereikia bėgti. Ir jeigu klausydamas save atpažinai, jeigu pavargai nuo derybų su savimi, jeigu rytais jautiesi pavargęs ne nuo gyvenimo, o nuo kaltės, kad vėl nepavyko išlaikyti savo taisyklių, noriu, kad išgirstum vieną labai svarbų dalyką. Tau nereikia valios. Valia nėra problema. Problema yra požiūris, kuriuo tu bandai spręsti šitą klausimą. Kol tu žaidi saiko žaidimą, tu kovoji su savimi. O pokyčiai niekada nevyksta per kovą. Jie vyksta per perprogramavimą. Mano pokyčių programa nėra apie susilaikyk, pasistenk ar dar kartą pabandyk. Tai yra apie tavo operacinės sistemos atnaujinimą. Kad alkoholis taptų tiesiog neaktualus. Be draudimų, be spaudimų, be jokio nuolatinio galvojimo. Todėl kviečiu tave į aiškumo pokalbį. Spausk mygtuką žemiau ir registruokis. Tai trumpas strateginis pokalbis, kuriame mes ramiai pažiūrėsime į tavo situaciją. Ir jeigu pamatysime, kad saikas tau nėra valios klausimas, o fiziologiškai neveikiantis modelis, aš parodysiu, kaip iš šito žaidimo išeiti laimėtojų.